Gyvenimas ne atsitiktinis likimo vėjas, tai parašyta, tai įspausta, tai subtili kasdien grojama partitūra, suderinta su visatos orkestru. Mes tikim, kad tai tik įvykių seka, kad mus formuoja išorės eiga, bet viduj struktūra gili, kuri viską lemia be žinios iš kitų. Mintys, emocijos, sprendimų linija, visa tai nelaimė, o pasikartojanti chemija. Neuronai šoka kartojimų žingsnį ir mes grojam gyvenimą kaip tą pačią dainą vis iš naujo. Aš esu garsas, aš esu ritmas, aš pats sau ir kūrėjas ir kritikas. Kiekvienas impulsas mano nata, groju save, tai mano tiesa. Aš keičiu garsą, keičiu schemą, jei kartoju šviesą, aš kuriu sistemą. Nerimas tik sena melodija, bet šiandien aš parašau ją. Neuronų tinklas, ne viena mintis, o takas, kurį dažnai pasirenki. Kuo dažniau įeini, tuo greitesnis jis, tuo tyliau prabyla tavo valios balsas. Automatinės reakcijos, scenarijai be sąmonės, kaip pavargusios dainos iš senos vaikystės. Tačiau viduje slypi architektas, kuris gali perrašyti viską iš naujo. Jei kasdien kartoji nerimą, stiprėja panikos melodija. Jei maitini abejonės, tampa jos tavo dainos tema. Bet jeigu pasirenki pasitikėjimą, tinklas auga kaip šviesos struktūra. Ką kartoji, tuo tampi. Tu ne auka, tu kūrėjas naujos partitūros. Aš esu ritmas, aš esu galia, kasdien kuriu naujo savo dalį. Kiekviena mintis kaip stygos vibracija, kiekviena diena nauja improvizacija. Aš keičiu garsą, perrašau formą, atveriu sąmonę kaip kosminė norma. Tebūna grojimas sąmoningas, tebūna daina nebe automatinė. Gyvenimas tai ne atsitiktinis triukšmas, tai kūrinys, kurį rašau aš pats. Aš dirigentas, aš kompozitorius, ir kiekviena diena tampa šedevras. Groju save, nebe klaida.